Čia reikėtų dar pakalbėti truputėlį ir apie lietuvių suvokimą grožio internete. Matot, yra tokia bėda, kad mes esam tarp rytų ir vakarų. Ir bėda ir dėl to, kad antram pasauliniam kare buvom okupuoti ir bėda, kad ir tas mus įtakoja. Ir jeigu mes vakaruose turime puslapius kultūriškai su išgryninta funkcija, ten grožio nėra, tai Rusijoje mes turime skraidančias papūgas internete ir su Lebedevo dizainais visus gražius dalykus. Mes esam kažkur per vidurį. Ir tas dabar lietuvio interneto, lietuvio tipažas, jisai kovoja su savimi, nežino, kas jam geriau. Ar jam geriau papūgas, ar jam geriau funkcija ir nauda, kuris ją gauna. Tai čia ypatingai, reiškiasi, virusinėse kompanijose pasireiškia. Šiai dienai vis tiek, kokį virusą bedarytume, estetinis dalykas ten yra pakankamai svarbus. Vienas dalykas. Kitas dalykas, aš tai ką ir minėjau, kad visa eilė žingsnių truputėlį yra per daug Lietuvos vartotojų. Reklaminės kampanijos, virusinės reklaminės kampanijos turi būti 2, maksimum 3 paspaudimai vartotojai. Po to, reiškia, jis smarkiai krenta, mažėja. Jeigu ten bus 5 paspaudimai, jau tik tai 10% iš tų, kurie susidomėjo, atliks tą veiksmą. Kiti dalykai, kurie Lietuvoje jau buvo prasidėję ir apie ką kalbėjo, apie viešus ryšius kalbėjo žmogus, tai tas socialumas. Tai visi žinom tą taisyklę, jinai labai paprasta, nei viena įmonė savo norų neims atsodinti miško, neims rūšiuoti šiukšlių, visą kitą, nes iš to biznio nepadarysi, bet kai visuomenė įspiria tau į subinę, pastato į tam tikrus rėmus, tas dalykas pradeda apsimokėti. Tai internetas yra gera terpė realizuota dalyką. Mes praeitais metais matėme pakankamai nemažai sėkmingų labdaros akcijų internete, tiek IKEA su baneriais, kur galėjai paspausti ir surinkti tam tikrą kiekį, reiškiasi, pinigų paukoti vaikams, tiek kitos reklaminės kampanijos, kad ten galėjai įsirinkti vos neveidą nupirkti lėkštės ribos vienam vaiko ar iš interneto, taip toliau. Tai tas Lietuvoje viskas gerai ir kalbant apie šios metus, tas tik tai vystysis ir eis į priekį, tačiau vėl buvo pamiršta ir kur dar šiai dienai yra vakuumas, reiškia, gamtos ekologiniai dalykai. Ir čia, galvodami apie savo reklaminės kampanijas, jūs vėl prisiminkite, kas Lietuvoje buvo prieš porą metų, kai bitė darė žemėlapį, kur galėjai pažymėti, kur yra šiukšlių, ten išvežė, visą kitą. Ir tai yra būtent ta priemonė, kur virusinės kampanijos važinėja bangomis. Tai ką aš kalbėjau, kad jeigu pas mane ateina klientas ir sako, ne konkurentai mūsų, bet iš kito segmento žmonės padarė video, kur ten su dviračiu šoko ant prabangaus automobilio ir nušoko. Mums reikia taip pat tik tai ant traukinį. Sakau, ne, viskas, tas neveiks. Jūs geriau prisiminkite tas kampanijos, kurios buvo prieš 2 metus. Kai jums ten atsiuntė PowerPoint, jūs pažiūrėjote taip toliau.